Aš noriu, kad jie jaustųsi, kad jie dirba savo. Netgi ne kaip savo, o savo. Nereikia 5 darbo dienų. Aš pats tą supratau ant savęs. Nereikia. Kai jisai 4 vakare gali išvažiuoti prie jūros jau, ne? Fantastika. Jis pirmadienį ateina visai kitoks. Tingų biuleteniai, tingų viskas. Pasveikų žmonės. Pradėti pasitikėti žmonėm. Pradėti tikėti. Man visi žmonės geri, absoliučiai visi. Gal niekada nesistengiau lyginti su niekuo, tai už tai man taip ir gaunasi kažkaip. Kas yra jūsų nuomonė tikras žmonių įsitraukimas ir motyvacija šiandien? Kad jaustųsi verslininkai patys, kad tai jų verslas. Tai vakarėliai nepadeda tam? Komandos tokiam formavimui turbūt gal ir padeda, bet pasijaust verslininkų tai tikrai ne. Motyvacija yra tame tarpe? Įsitraukimas ir motyvacija apie tą patį? Aš jaučiuosi verslininkas ir tada... Verslininkas, čia mano verslas. Jie turi jausis, kad tai jų verslas. Jie yra tokie pat verslininkai kaip aš, tik tai be, kaip aš mėgstu sakyti, be investicijų rizikos. Mano investicijos, bet verslas jų. Mes, tam pačiam laive, taip pačiam kryptim. Kodėl jūs ieškojate kitų valdymo būdų, kad greičiausiai keitėt juos, kaip veikėt? Ir ką tai jums davė? Kitų valdymo būdų, kitokių vadovų ir ką tai davė? Pradėjau kaip ir, daugelis. Buvau vienas vadas ir visi po manim. Ir tada vieną dieną supratau, kad žmonės neieško sprendimų, ateina pas mane, paklaus, kaip daryti. Ir aš jiems visiems sakau, taip. Ir matau, kad, einu tokia siauru tokiu kanalu, nes visi žmonės yra gebantys ir išmanantys. Ir aš paprasčiausiai pajaučiau, kad aš nenaudoju jų potencialų. O jiem tas patogu, nes, klaidos galimybės nelieka. Nes tu sakei tai padaryti. Tada aš pradėjau galvoti, kaip tai įgalinti tuos žmonės. Tada iš vienos tos didelės įmonės suskilo į daug įmonių. Atsirado vadovai, su kuriais mes jau gvildenom platesnės kryptis ir visas tas išsiplėtė. Ką jūs darot kitaip šiandieną savo versle, kad žmonės pasijustų savininkais? Bendras tikslo aptarimas ir laisvė veikti. Nes tą patį galima padaryti ir vienu keliu, ir kitu. Ir jeigu aš sakysiu tik tą kelią, kuris man patinka, tai bus, mano toks kelias. Ir jis gali būti ir siauras, teisingas, neteisingas. O jeigu žmonės daro ir jie nueina tuo savo keliu ir pasiekia rezultatą, jie ir pajaučia tą draivą, kad man išėjo, man gavosi, tada kitam projektais jau daug drąsesnis. Gerai, laisvės skamba labai gerai. Krūva verslininkų, vadovų, sako, žmonės neįgalūs, nedaro, neprisiema atsakomybės, o šneka apie laisvę. Žmonės įgalūs ir nuostabūs. Gal reikia nepamiršti ir pasidalinti tuo, ką uždirbam kartu. Tai tas irgi labai svarbu, duoti tą laisvę ir dalintis, kad jisai jaustųsi iš tikrųjų. Tada bus jo verslas, absoliučiai. O kas yra dalintis? Uždirbat 100 eurų ir jūs pasidalinat iš 30 žmonių? Tai tiek, kiek žmonių uždirbus, tiek ir pasidalinu. Ne 30 gal. Ar visą? Taip. Neskauda dalintis, savininkas, čia jūs uždirbtas pelnas? Absoliučiai ne. Kaip ant suvalkiečių sako, kad neskūpus. Tai žinau, kad jeigu suvalkietis kažką duoda, tai jis neduoda, jis investuoja. Tai aš investuoju duodamas, kad jie man dar daugiau atneštų. Vieną kartą gali pasimti, o aš noriu daug kartų pasimti. Ir žmonėm, kad būtų laimingi. Tam ir atsirado tos ir 4 darbo dienos, kad žmonės jaustųsi laimingi, kad nezulina čia uodega kėdės atsisėdęs ofise, bet kad jis ateina, padaro
padaro savo užduotis, netgi ne užduotis, savo darbus ir jisai laisvas. Nereikia 5 darbo dienų. Aš pats tą supratau ant savęs, nereikia. Tu gali visą tai padaryti per daug trumpesnį laiką, jeigu tu tai darai. Kiti verslininkai turi nuomonę, kad aš jau moku algas. Jeigu dar moku dar didesnes algas, tai jie turi atidirbti algą. Kokia dar dalintis? Bet tada jisai niekada nesijaustų verslo savininkas ir neatiduos viso savęs. Jisai visada saugo savo kažką tai ir jausis, kad jisai dirba tam darbdaviui. Aš noriu, kad jie jaustųsi, kad jie dirba savo. Netgi ne kaip savo, o savo. Ir kaip jūs kitais verslininkais savo aplinkoje pasakojo, ką jie daro? Per daug neklausė pas mane niekas, tai aš ir nepasakoju. Bet skirtumą tarp savo mąstymų ir kitų matot? Gal niekada nesistengiau lyginti su niekuo, tai už tai man taip ir gaunasi kažkaip kitaip biškį. Nenorėjau nei geresnis, nei blogesnis, bet tiesiog aš darau taip, kaip matau, aš myliu žmonės. Man visi žmonės geri, absoliučiai visi. Ir gatvėje, kuris ten kiša, blogai važiuoja, gal jisai skuba, gal žmoną veža į ligoninę. Nežinau niekas. O čia išmintis, sąmoningumas, kaip kas su kuo tas atėjo? Supratimas, kad visi žmonės... Su patirtim turbūt irgi visko buvę tenai. Tada tu kažkaip pagalvoji. Davėt laisvę žmonėm, davėt dalinimas investicijai į žmonės, kad jaustųsi savininkais. Ar tekdavo nusivilti žmonėmis? Kažkaip nei vieno nenusivyliau. Būna, kad įmonė neverta to žmogaus. Kada yra tas, vis tiek tas pagrindas, tas stuburas yra iš tų žmonių, kurie tai vertina, ne? Ir tie taip organiškai, jie patys, tiesiog atskyla, jie negali, jie nežino, ką veikti su tai laisvė. Nes mes jos nemokam, mes tik tai mokomės, mes esam baigę tarybines mokyklas, mes tiesiog nemokam. Tai va, jie taip ir atskyla iš tos komandos ir eina ieškoti, kur juos muštruoja. Jo. Rezultatas ar procesas? Rezultatas. Procesas, kaip ir sakiau, jisai gali būti visoks. Ir vienaip galima padaryti, ir kitaip. Nuo to tik taip plečiasi tas potencialas, supratimas. O jūs atradęs esat laimės formulės savo gyvenime? Absoliučiai, jo. Būti laimingu ir viskas, daugiau nieko nereikia. Kad aš jausčiausi laimingu. Kas mane daro laimingu, tai daug faktorių. Noriu, kad būčiau sveikas, žmonės aplink mane šypsotųsi, dėl ko 4 darbo dienos. Kai žmogus atvažiuoja į darželį penktadienį pasiimti sūnų, kai jisai gali nueiti į sporto klubą, kai jisai ketvirtadienį vakare gali išvažiuoti prie jūros jau, Fantastika. Jis pirmadienį ateina visai kitoks. Nereikia biuletenių kažkokių, dingų biuleteniai, dingų viskas. Pasveikų žmonės. Tas lūžio taškas, kai jūs supratot, kad, sakot, kad atsiradau tunelyje. Buvot vienas ir atsirado tunelyje. Kaip, esu vienas ir viską valdau, kas yra labai geras, čia jausmas viską valdyti. Jauties reikalingas, protingas ir visoks koks įmis. Kas tas periodas, kur, gerai, šitą jau mokam, kitur, arba jisai lengvas, ar jisai buvo? Jisai buvo tiesiog reikalingas. Kai tu pabandy 4 ryto ir jau pradedi valdyti, tai tada supranti, kad ir kai ateina 8-9 vakaro į ofisą, tu tenai valdai raudonom akim, tada tu supranti, kad jau reikia kažką keisti. Ir tada keiti. Nebuvau drąs, neįsivaizdavau, kas tai yra, kaip. Kaip atidavinėjot galią kitiems? Kaip atiduot galią? Pats sunkiausias buvo pradėti pasitikėti žmonėm. Pradėti tikėti. Nes daug kas klausia to paties. Tai o ką man
man daryti, tai kaip, jie tiek kartų nuvylė mane, jie tiek kartų nesilaikė žodžių. Ne viskas ten iš karto taip gaunasi, tu bandai suklysti, iš naujo bandai ir kol tu surandi tą, kaip čia viskas veikia. Jeigu jūs dabar patartumėt kažkam, tai, kuris tam raudonų akių periode, tam, ką jūs patartumėt? Aš ir patariu dažnai. Deleguok, atiduok, pasitikėk. Prasikontroliuok laikas nuo laiko, tenai turėk žmonės aplink save, sukurk gerą struktūrą, kuri veikia ir viskas. Pasitikėk žmonėm pirmiausia. Nėra čia tiek tų apgavikų aplinkui, tikrai nėra. Nei vieno nesutikau. Galbūt kažkam neišėjo, bet neapgau nei vienas. Jeigu aš jumis pasitikiu, jum dovanoju tik laimę ir gėrį, tai negi jūs dabar mane kažkaip apgausit. Neįmanoma, nėra taip. Dažniausiai reikia į save pasižiūrėti. Kaip tau sekasi, koks tu.